Aš jums pristatysiu ir papasakosiu apie klasikinį kavos skonio kokteilį Espresso Martini. Šis kokteilis buvo sukurtas 20 amžiaus 9-ame dešimtmetyje Fred's Club bare Londone. Na ir dabar matote trumpą video ištrauką, tai yra interviu, kuris buvo paimtas būtent iš Espresso Martini kokteilio atradėjo. Tai yra žymus, legendinis britų barmenas Dick Bradsell. Kokteilio atsiradimo aplinkybės buvo tokios, jog vieną dieną į barą atėjo modelio karjeros siekianti jauna graži mergina. Na ir tuo metu už baro dirbo Dick Bradsell. Na ir mergina paprašė, kad jis jai padarytų kokteilį, kuris ją galėtų stipriai pažadinti. Na, kadangi prie baro buvo espresso kavos aparatas, tai Dick Bradsell sugalvojo, kad espresso kavą reikia sumaišyti su degtine, o saldumui gauti papildomai dar panaudojo kavos likerio bei šiek tiek cukraus sirupo. Ir taip gimė Espresso Martini kokteilis. Tai šis kokteilis yra puošiamas taip vadinamosiomis 3 laimingomis kavos pupelėmis, kurių kiekviena reiškia turtai, laimė bei sveikata.